Sveiki atvykę į Vilnius Challenge 2025 iki starto 5, 4, 3, 2, 1, startas. Labą rytą, pavyko surasti ir visiškų naujokų. Sakykit, kas motyvavo sudalyvauti šiame tokiame iššūkyje? Iš tikrųjų net nežinau, sportuojam. Pirmą kartą galvom sudalyvausim, sekam Facebook'e, Instagram'e, tiesiog atsai realiai. Kas bus lyderis šiandien iš jūsų dviejų, kaip manot? Mes komanda manom, kad abu du. Vienas geriau orientuojas, kitas geriau motyvuoja. Linksma, fainai, ne pirmi metai, džiaugiamės. Geras oras nudžiugina, ar norėt kaip tik daugiau iššūkių lietaus, perkūnijos? Lietus būtų neišgąsdinęs, bet geras oras pozityvą pridės. Pirmas kartas, sakote, kas privertė ir motyvavo šiemet sudalyvauti? Vyras pažadėjo laikrodį naują dovanų sportinį. Tai gerai, ir kokie toliau tikslai? Tikslas tik tai įveikti trasą iki galo ir surinkti visus punktus. Pirma vieta kol kas kaip vertinat? Lengvai, nėra ką veikti. Nėra ką veikti? Ne. Blogai yra. Gripaujam, prieštaujam. Išlaikysit pirmą vietą? Kiek liko? 100. Taip, lėtai eina. Aurimas šiek buvo, atrodo, viskas paprasčiau. Sunkiausia rimtis kol kas? Geros nuotaikos nestingate? Ne, jėga. Patinka? Nu, pažiūrėsim, kaip bus gale, bet kol kas jėga. Smagiai labai. Laimės ašaros bus tikrai vakare. Gali būti, nežinau dar, bet gali būti. Kiek liko jėgelių dar? Normaliai. Tuo eželiuką, opa ant viršaus vandenėlio ir... Ežeriukas labiausiai dabar norėtųsi, ar ne to? Nelabai. Ar noris paminti, kaip dabar ir bus. Lengvai atsigauti ant medalų. O tada vėl į judesį. Ir ko šiemet galbūt tikitės, yra kažkokių lūkesčių iš pačios trasos? 2 kartus laimėjom. Norim ir šiemet. O trasai tai tikimės įdomių rungčių. Tiesiog Gerą laiką. gerą laiką. Pirmą kartą laimėt tokį vyrų čempionas. Ne, praėjusiais metais su kolega taip pat laimėjom raudoną trasą. Šiais metais taip pat su kitų kolega draugų. Ne pirmas mūsų debiutas. Ko šiemet skiriasi trasa nuo pernai, kaip manau? Manau, kad dviračių dalis buvo žymiai sudėtingesnė negu praėjusiais metais. Galbūt netgi atvirkščiai suplanuota, negu kad turėjo būti. Realiai panašu, kad bėgimo dalis buvo sukeista su dviračių dalimi, kas nėra patogu sportininkams. Kas ypatingo apie jūsų komandą? Kokia yra sėkmės DNR? Sėkmės DNR mes tikriausiai jau 20 metų pažįstam ir sportuojam reguliariai kartu, tai manau, ta bendrystė padeda palaikyti trasą vienas kitą. Ir kaip švęsite pergalę? Sveikuoliškai ir galbūt alučio vieną? Tikriausiai antras variantas. Dvi dalyvės ilsisi, mėgėjų trasa įveikta, koks iš tikrųjų jausmas? Dabar jau gerai. Kaip pavarėm, viskas labai gerai. Turėsite gal pasigirti artimiesiam? Taip. Gal ir turėsim ko pasigirti. Įlipom į pelkę, žodžiu, prisikabinėjom. Lipom per tas virves, tai aš tai drebėjau tenai, labai baisu buvo man. Jo. Nu, bet šiaip labai smagu. Truputį sunkiau negu pernai. Jo, buvo sunkiau ir pasivaržėm taip su kai kuriom grupėm. Visai neblogai. Bet labai visi draugiški padėjo, vieni kitiem ten buvo vieta, kur nežinojom, kur eiti, tai labai draugiški iš kitų komandų. Dabar kartočiau, valandą prieš jei paklausęs būtum, sakyčiau, ne, daugiau niekada. Kur galima gyvenime panaudoti šią patirtį tokią sudėtingą? Pasigirti draugam, kurie nedalyvavo prieš juos, nes mes akivaizdžiai geresnės už juos. Daugiau nežinau, tada darbe, pirmadienį susirinkime, ką veikiai savaitgalį, va turiu istoriją. Ir šiaip sveika yra pabėgoti. Gym plus kuponą gavom. Vidutinėje klasėje tarp vyrų buvote pirmi, kokios emocijos? Dabar labai ilgai laukiam apdovanojimų, pavargom. Čia faina, jo, trasa faina, pasibėgiojom, palaksim, dviračių pamynėm. Kalnus palaipėm 3 kartus į tą patį, va čia gan statų. Šeškinės kalną šitą pirmą kartą gyvenimą įkopėt taip?
Oi, ne, tikrai. Ne pirmą, bet... Jūs 3 kartus iš eilės pirmą, tai. Kas ypatingo apie šį renginį ir kelintą kartą jūs čia esate? Ypatingo, kad mes pirmą kažkaip komanda. Aš tai Vilnius Challenge turbūt dalyvau daug kartų, 10 kartų. Aš jau Vilniaus Challenge pirmą kartą. Tai visai nieko, iš pirmą kartą, pirmas. Ir kas labiausiai jums kaip pirmą kartą labiausiai patiko šiandien? Nežinau, tikėjausi, kad bus daugiau vandens. Sušlap daugiau reikės, bet neteko sušlap, tai visai gerai. Patiko virvėm persikelt, prisimint. O turbūt labiausiai neįprasta buvo, kad reikėjo gražiai. Tai normaliai visai pasivažinėti pabaigoje, kojas jau tokios visokios pavargusios, tai nebuvo labai taip lengva, kaip atrodytų šiaip. O dabar būtų daug lengviau. Tai kokie įspūdžiai? Faina, sunku, bet faina. Kokią trasą įveikėt šiandien? Raudoną įveikėm stiprus žodis. Nepavadintumėm to įveikimu, bet dalį punktų paėmėm. Stengiamės, bandėm ir stengiamės. Raudona yra pati stipriausia ir mačiau tokie vyrai, kurie jau tikrai fiziškai tokie stiprus, sakė, kad net vidutiniai buvo sunku. Tai kaip jums pavyko viską susitvarkyti, iššūkius? Nepavyko. Ne, tai manau, kad pavyko gerai praleisti laiką ir tai yra svarbiausia, o kad ne visą pilnai spėjom, tai tas gyvenimas. O kas buvo sunkiausia? Bėgti. Nes šį kartą pirma dalis bėgimo buvo beveik 20 km, tai gal 18 ar panašiai. Tai tiem, kurie nėra labai geri bėgikai kaip aš, tai tikrai buvo sunkiausia, ilga atkarpa vien bėgimo buvo. 3 valandas bėgom. Ėjom bėgom. Kam rekomenduotumėte tokį renginį išbandyti? Aš tai teisybės dėlė, aš manau, kad visi galėtų išbandyti ir visi turėtų išbandyti, pagal save pasirinkti trasą, nes tai lengvesnė trasa, tai manau, tikrai bet kas gali vykti ir reikėtų išbandyti visiems. Ir nepasiduoti, kai atrodo, kad labai nesiseka. Vis tiek susiimti, ieškot. Dalyvausit kitą metą? Taip, tai mes dalyvaujam nuo 2009 metų, o tu? Gal 11 liktų matyti. Tai